pakalbėsiu apie Dievo ūkį. Ūkis. Kas yra ūkis? Lietuvių kalboje ūkis turi labai daug reikšmių, bet jas visas sieja nuosavybė, turtas. Va, aš čia pasižiūrėjau lietuvių kalbos žodyne, ten pavardinta tų reikšmių, pavyzdžiai visi. Ir va, yra kelios čia tokias sąvokos, kurios labai tokias atitinka esmę pačią. Ūkis yra namai, turtas, nuosavybė, žemės valda, paveldas, palikimas, valstybė. Valstybė irgi. Valstybės ūkis, valstybė. Matom, dar yra tų reikšmių visokių, ten žemės ūkis, visa kita. Bet ten jau suskirstyta į kategorijas, bet tas ūkis, jisai turi kažkokio tai turto prasme. Ūkis reiškia turtą, valdas kažkokias tai, kad tarkim ir žemės ūkis, ne, būdavo ūkiai, ir tas ūkis turėdavo žemės plotą, žemės gabalą, ir tame ūkyje būdavo tvarka, būdavo ten agronomai, ten visokie zootechnikai, visi tie, žinot, sraigteliai, varšteliai, kurie valdydavo visą tą ūkį. O ten jau paskui ir kombainininkai, ir traktoristai, ir visi kiti darbuotojai. Tai ūkis, jis susijęs su nuosavybė. Nuosavybė ir tos nuosavybės valdymu. Ir taip iš tikrųjų yra ir rašte tas Dievo ūkis. Kodėl aš čia kalbu apie ūkį? Aš kalbu apie tai, tą temą truputį iš šalies noriu privesti prie to, kad kai išeis naujas leidinys Biblijos, ten bus tas žodis ūkvedyba. Ūkvedys, mes jau žinom, tą terminą yra pavartota rašte, bet tas žodis ūkvedyba, tai yra susiję, žiūrėsim, raštas susiję su tvarka, kuri yra įgyvendinama tame ūkyje, tame turte, kuris kažkam tai priklauso. Ir rašte mes iš tikrųjų atpažįstame Dievo ūkį. Dievas turi savo ūkį. Įvertiname tai, kad ūkis tai yra namai, turtas, nuosavybė, valda kažkokia tai, paveldas, palikimas ir visa kita. Dievas visą tai turi. Dangus ir žemė yra Dievo ūkis. Dievo ūkis, kuriame jisai vykdo tam tikrą tvarką, nes tame Dievo ūkyje, Dievo danguje ir žemėje yra vykdoma, įgyvendinama tam tikra tvarka. Atsiverskim Pradžios knygą 14 skyrių. Pradžios knyga 14 skyrius. Man tas žodis ūkis labai patinka. Mes suprantam, kas tai yra ūkis. Tai nėra vien stovi šakę paremta, ar ne, ir traktorius už kampo. Tai nėra ūkis. Tai yra tik tai ūkio dalis. Kai būdavo dvarai senovės Lietuvoje, žmonės turėdavo dvarą, tai buvo ūkis. Ir tam dvarui daug kas priklausė, ne tik tai tas pastatas, bet ir kiemas, kieme ūkiniai pastatai, žemės gabalas, kiek jau priklauso, ten miška, žemė, darbuotojai, kurie prižiūri visą tą turtą, viso to turto valdymas. Tai yra ūkis, ūkio reikalai. Ir tas ūkis apima viską, visą turtą, kurį turi tas žemvaldys ar dvarininkas, kas ten bebūtų. Pradžios knyga, 14 skyrius, 19 eilutė. Ir jis palaimino jį ir tarė, tebūna palaimintas Abramas, aukščiausiojo Dievo, dangaus ir žemės savininko. Dievas yra dangaus ir žemės
savininkas. Jam priklauso dangus ir žemė. Jis turi turtą. Jis turtingas. Dievas yra pasakiškai turtingas. Pats turtingiausias, pati turtingiausia asmenybė visoje visatoje. Nieks tiek neturi, kiek Dievas turi. Žemė yra turtuoliai, kurie turi, valdo ten tam tikrus, kaip sakyti, turtus, ar ne? Milijardieriai ir ten jau pasakiškadieriai, jau ten visi, žinot, valdo ten kažkiek tai pasaulio. Bet jie yra tik tai skrusdelytės palyginus su tuo, ką Dievas turi. Jis viską turi. Jis turi tuos valdytojus savo kišeniai. Tuos milijardierius. Jie priklauso jam. Dievas yra dangaus ir žemės savininkas. Dievas ne tik tai sukūrė dangų ir žemę, bet ir jie jam priklauso. Tai loginė išvada, ar ne? Tas, kuris tai padarė, jam tai ir priklauso. Jo. Atsiverskime 89 psalmę. psalmė. Vienuolikta eilutė. Tavo yra dangus, žemė irgi tavo, o pasaulis ir jo pilnumas, tu padėjai jiems pamatą. Dievui priklauso dangus, Dievui priklauso žemė ir visa, kas juose yra. Visa. Visi kūriniai. Viską, kas toje žemėje yra, kas tame danguje yra, priklauso jam. 24 skyrius, 24 psalmė, tiksliau. Dievas yra viso ko savininkas, viso ko valdytojas. Viešpaties yra žemė ir jos pilnumas, pasaulis ir jame gyvenantis. Viskas, visa žemė ir viskas, kas yra joje, yra jo, Dievo. Žmonės didžiuojasi, aš čia valdau, aš čia tas, aš čia anas, turiu tą ženkliuką ar neturiu tą VIP kortelę, kuri žino mane visas pasaulis. Niekas tu esi. Dievui tu priklausai. Dievui priklauso viskas. Dievas yra viso ko savininkas. Netgi, kai šėtonas daro savo darbus, kenkia Dievo planui, jis daro tiek, kiek Dievas jam leidžia. Jei Dievas norėtų, jis spraktelėtų ir į pelenus paverstų šėtoną. Dievui tai reikia užsinorėti, bet jis to nedaro. Jis naudoja šėtoną savo tikslams. Naudoja jį kaip įrankį. Atsiverskim Apaštalų darbų 7 skyrių. Apaštalų darbai 7 skyrius. Septintas skyrius, 49 eilutė. Dangus yra mano sostas, o žemė mano pokojis. Kokius namus norite man pastatyti, sako viešpats. Arba kokia yra mano poilsio vieta. Argi ne mano rankos padarė visą tai. Dievas viską padarė. Dievo priklauso viskas. Ką tu žmogau gali pasiūlyti, ką tu žmogau čia gali dabar kuo tu čia nustebinsi Dievą. Jis viską turi. Viskas yra jo. Jam priklauso. Suprantam, kad dabar jo turtas, kurį jisai turi, jis yra pavogtas, neteisėtai. Šėtonas užvaldęs žemę. Šėtonas dangaus vietose viešpatauja ten tarp tų puolusių angelų. Ir Dievas leidžia tai daryti.
Ir jis nesijaučia nuskriaustas. Jis duoda jam laiką, duoda jam tam tikrą laiko tarpą, kad šėtonas gali per tą laiką viešpatauti, daryti, ką jis nori. Ir ne visai, ką jis nori, bet tai, ką Dievas leidžia. Bet Dievas ateityje jisai atkurs visą tai, viską susigrąžins į savo rankas. Rašoma Apreiškimo knygoje ir mačiau naują dangų ir naują žemę. Dievas gyvens tai naujoje žemėje ir bus Dievas su savo tauta ir žmonės gyvens kartu su Dievu. Dievas susigrąžins viską į tai, ką jisai buvo suplanavęs nuo pat pradžių padaryti. Jis įkurs karalystės danguje, įkurs karalystės žemėje, tai bus jo. Ir danguje ir žemėje gyvens jo gyventojai. Jam paklus, jam tarnaus. Atsiverskim laišką Kolosiečiams 1 skyrių. Dievas sukūrė ne tik tai dangų, žemę, bet ir jos gyventojus. Gyventojus, kurie susiję su valdžiomis. Dievas sukūrė valdžias danguje ir žemėje. Ir tos valdžios yra jo. Nesvarbu, kad dabar dalis valdžių yra prieš Dievą. Didelė dalis valdžių yra prieš Dievą. Trečdalis angelų nupuolė, trečdalis valdžių yra prieš Dievą. Šėtonas pats aukščiausiasis, užimantis aukščiausias pareigas danguje, tarp visų tų kūrinių, yra Dievo priešininkas, yra prieš Dievą. Žemėje visi žemės gyventojai yra prieš Dievą. Nusistatė, visos valdžios eina prieš Dievą. Bet nepaisant to, kad visa tai vyksta dabar taip, ateityje Dievas viską sugrąžins į savo rankas. Viskas bus pajungta jam, bus jo tvarka, jo gyvenimas, jo gyvensena. Visi kūriniai, kurie bus danguje ir žemėje, gyvens pagal jo tvarką. Laiškas Kolosiečiams 1 skyrius, 16 eilutė. Nes per jį, per Kristų sutverta visa, kas danguje ir kas žemėje, regima ir neregima. Ar tai būtų sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios. Visa yra per jį ir dėl jo sutverta. Ir jis yra pirma visko, ir visa per jį laikosi. Visos valdžios danguje ir žemėje yra sukurtos per Kristų ir dėl Kristaus. Jis visų tų valdžių savininkas. Jam tos valdžios visos padovanotos. Dėl jo sukurtos. Danguje ir žemėje. Dabar tos valdžios yra maištaujančios, bet ateityje visos tos valdžios bus suvienytos Kristuje. Atsiverskim laišką Efeziečiams 1 skyrių. 1 skyrius 10 eilutė. Kad laikų pilnatvės išdavime jis surinktų į vieną Kristuje visą tai, kas tiek danguje, tiek žemėje, būtent jame, o būtent tos valdžios. Na, matomas danguje, matomas žemėje. Visos jos bus suvienytos, surinktos į vieną Kristuje. Tai bus įgyvendintas tas Dievo išankstinis sugalvotas planas, kuris yra sugalvojęs dangui ir žemėj. Visa tai bus įgyvendinta. Nesvarbu, kas ką bedarytų, kas kiek besistengtų tam planui pakenkt, tame tarpe šėtonas, visų pirma šėtonas, Dievas vis tiek savo planą įgyvendins. Jis visagalis. Jis padarys tai. Dievui priklauso ne tik tai dangus ir žemė, bet ir visos jame esančios valdžios. Jis sukūrė valdžias, kad ten būtų tam tikra tvarka, tam tikra gyvensena. Kad tai būtų kaip tobulas mechanizmas, kuris užsukus rakteliu veiktų taip, kaip tas kūrėjas, kuris sukūrė tą mechanizmą, kad jis taip ir veiktų.
Atsiverskim 2 Petro laišką. 3 skyrių. 2 Petro laiškas, 3 skyrius. 13 eilutė. Tačiau pagal jo pažadą, laukiame naujų dangų ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisumas. Dievas sukurs naują dangų ir naują žemę ir ten gyvens teisumas. Ką mes žinom apie teisumą? Kas yra teisumo šaltinis? Iš kur jis ateina? Iš kur jis atkeliauja? Kas yra to teisumo paveldėtojas, savininkas, kūrėjas? Kas tą teisumą turi? Dievas. Niekas teisumo neturi savo. Rašte rašoma, kad visas žmogaus teisumas yra purvini skudurai. Žmogus neturi teisumo, kurį būtų galima pavadinti teisumu. Žmogaus teisumas purvini skudurai. Taip vadinamas žmogaus teisumas. Jis nėra teisumas. Jis yra purvini skudurai. Net, kaip Paulius rašo, nėra teisaus, nėra nei vieno. Nėra nei vieno, kuris darytų gerą. Nėra nei vieno teisaus žmogaus žemėje. Bet kai bus sukurta nauja žemė, žemėje gyvens teisumas. Visi žemės gyventojai gyvens teisumo gyvenimą. Tai reiškia, jie turės Dievo gyvenimą. Dievas yra teisumo generatorius, teisumo šaltinis. Jame yra teisumas. Reiškia, tie žmonės, kurie gyvens žemėje, jie gaus Dievo teisumą. Jie turės jį. Rašoma, kad su Izraelio tauta Dievas ateityje sudarys naują sandorą ir jiems įrašys savo įstatymą į širdis, duos jiems savo dvasią, duos jiems naują širdį. Ir Izraelio tauta pažins viešpatį nuo mažiausio iki didžiausio. Iš širdies gyvens pagal Dievo įstatymą. Dievo įstatyme yra apreikštas Dievo teisumas. Izraelio tauta gyvens teisiai, bus teisi tauta. Bet tai vyks ne todėl, kad jie iš savęs yra tokie, o todėl, kad Dievas įrašys teisumą į juos. Jiems duos naują prigimtį. Tas pats atitiko ir su mumis. Kai mes patikėjome Kristumi kaip savo gelbėtoju, Dievas mums davė savo teisumą. Mes esam priimtini dabar mylimajame. Rašoma 2 laiške Korintiečiams, kad tam, kuris nepažino nuodėmės, o tą, kuris nepažino nuodėmės, jis padarė būti nuodėmė dėl mūsų, kad jame mes taptume Dievo teisumu. Kristuje mes tapome Dievo teisumu. Kristus ant kryžiaus pasiėmė mūsų neteisumą, mūsų nuodėmę ir mainais mums davė Dievo teisumą. Jį įskaitė mums, jį įrašė mums į mūsų sielas. Mūsų siela dabar yra teisi Kristuje. Mes esam teisūs Kristuje. Turime jo teisumą. Ir kur mes gyvensime, kai būsime prikelti? Mes gyvensime dangaus vietose. Dangaus vietose gyvens teisumas. Kaip Petras rašo, naujame danguje ir naujoje žemėje gyvens teisumas. Izraelis žemėje bus Dievo teisumas, mes dangaus vietose būsime Dievo teisumas. Dievas tai gyvenins, Dievas tai padarys. Dievas planuoja viską pajungti savo klusnumui. Ir tai bus padaryta. Danielius rašo, kad nuo tų karalių dienomis dangaus Dievas įkurs karalystę žemėje, kuri nebus atiduota kitai tautai. Ir ji gyvens per amžius. Gyvuos per amžius.
Dievas įkurs savo teisumą žemėje, danguje ir žemėje. Visa, kas danguje ir žemėje, gyvens jo teisume. Ir kas tai bus? Tai bus jo gyvenimas, tai jau bus jo gyvenimas tose valdžiose. Žemė Izraelio tautoje, danguje Kristaus kūne. Tose valdžiose bus Dievo teisumas, bus ta Dievo gyvensena. Mumise gyvens Kristus, Kristaus šlovė per amžius. Tai bus Kristaus gyvensena. Mes gyvensime Kristaus gyvenseną. Dangus ir žemė bus pripildyti Kristaus teisumo, Kristaus gyvensenos. Tvarka bus tokia. Įsivaizduojam Dievo turtas, dangus ir žemė, ir visi jos gyventojai, žemė Izraelio tauta ir visos tautos išgelbėtųjų tautos, kaip rašoma Apreiškimo knygoje, išgelbėtųjų tautos vaikščios Jeruzalės mieste. Bus teisūs. Ir dangaus vietose Kristaus kūno bažnyčia, Kristaus kūnas ir visi tie angelai. Gyvens teisumas danguje ir žemėje. Dievui priklauso dangus ir žemė, jo turtas, jo ūkis, bet taip pat jo turtas ir jo ūkis yra visos tos valdžios. Ir tos valdžios gyvens pagal tam tikrą tvarką. Tame ūkyje turi būti įvykdoma tam tikra tvarka. Vedama tam tikra tvarka. Ir tai yra ne kas kita, kas ūkyje, kurie veda tą tvarką, kas jie yra? Ūkvedžiai. Ūkvedžiai teisingai veda tą ūkį. tą ūkį tvarko pagal to ūkio savininko tvarką. To ūkio savininkas Dievas, kuris išdalino ūkvedžiams vykdyti tą teisumo tvarką. Atsiverskim laišką, pradžios knygą, atsiverskim pirmą skyrių. Ką Dievas iš pradžių buvo daręs, sugalvojęs, suplanavęs. Pradžios knyga, 28 skyrius. Ir Dievas juos palaimino, ir Dievas jiems tarė, būkite vaisingi, ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją. Dievas buvo padaręs Adomą ir Ievą žemės karaliais, karalių ir karalienę, kad jie valdytų žemę, kad jie žemėje būtų tie ūkvedžiai, kurie prižiūrėtų žemės ūkį. Net žemės ūkį, kur traktoriai aria, bet ta prasme žemė, ūkis, Dievo žemė kaip ūkis, kad prižiūrėtų ją, valdytų ją pagal Dievo tvarką. Žinom, kad to neįvyko, Adomas ir Ieva nupuolė. Atsiverskim laišką Hebrajams 3 skyrių. Laiškas Hebrajams 3 skyrius. Todėl, šventi broliai, dangiškojo pašaukimo dalininkai, įsižiūrėkite į mūsų išpažinimo apaštalą ir aukščiausiąjį kunigą Kristų Jėzų, kuris buvo ištikimas tam, kuris jį paskyrė, kaip ir Mozė buvo ištikimas visose jo namuose. Mozė buvo ištikimas visose Dievo namuose. Kokiuose namuose? Kas tie namai buvo, kuriuose Mozė buvo ištikimas? Izraelio tauta. Dievas buvo paskyręs Mozę valdyti Izraelio tautą, vadovauti Izraelio tautai, kad ji būtų dievuota tauta, kad ji būtų teisinga tauta, teisi, vaikščianti pagal Dievo įstatus. Nes šitas buvo laikomas vertu didesnės šlovės negu Mozė, tiek kiek namų statytojas turi daugiau garbės už namus. 5 eilutė.
4 skaitykim. Nes kiekvienas namas yra kieno tai statomas, bet tas, kuris viską pastatė, yra Dievas. Kalbam apie namus. Namai, kuriuos Dievas pastatė. Ir tuose namuose, kuriuos Dievas pastatė, Dievas paskyrė Mozę, kad jis prižiūrėtų tuos namus. Būtų tų namų valdytojas, prižiūrėtojas, ūkvedys. Mes žiūrėsime apie ūkvedystę. Jis turėjo būti ūkvedys šitų namų. Ir Dievas davė visas taisyklės Mozei, kad jis tuos namus valdytų pagal tam tikrą tvarką. Kad prižiūrėtų Dievo namus. Ir Mozė iš tiesų, 5 eilutė, buvo ištikimas visose jo namuose, kaip tarnas, paliudijimui to, apie ką paskui turėjo būti kalbama. Bet Kristus kaip sūnus viešpatauja savo namams, kurio namai esame mes. Taigi, kas tie Dievo namai žemėje buvo? Izraelio tauta. Dievas patikėjo Izraelio tautai Mozės rankas. Ir jis padarė tų namų prižiūrėtojų. Ką mes žiūrėjom, ūkis kokią reikšmę turi? Namai. Namai. Tai yra sinoniminis išsireiškimas. Prasmė, namai yra. Ūkis yra namai, turtas. Visos tos valdos, kurios priklauso šeimininkui. Ir Dievas kaip šeimininkas savo valdas, savo namus patikėjo į Mozės rankas, kad jis prižiūrėtų tuos namus, juose vestų Dievo nustatytą tvarką, Dievo duotą tvarką. Ir ta tvarka kas buvo? Dievo įstatymas. Šitaip turėjo būti valdomi tie namai. Ir viskas, kas ten parašyta. Kaip taip turi būti daroma. Taigi Mozė buvo Dievo namų prižiūrėtojas. Prižiūrėtojas, kuris nieko nesiskiria nuo ūkvedžio. Ūkvedys ir yra prižiūrėtojas namų. Atsiverskim pradžios knygą, 39 skyrių. Pažiūrėsim paskui Luką. Mes kažkaip galvodami apie ūkį, įsivaizduojame žemės ūkį, bet tai yra tik tai viena dalis reikšmių. O kas yra žemės ūkis? Kas žemės ūkiui priklauso? Nu, tarkim, visos tos šakos. Ten gyvulininkystė, žemdirbystė, paukštininkystė. Kas tai yra? Tai yra turtas. Tai yra turto sritis. Todėl ūkis, jisai turi labai plačią savoką. Žiūrėjom pačioj pradžioj, kokios reikšmės yra ūkio. Priminsiu dar. Ūkis, kokia yra to žodžio reikšmė. Namai, turtas, nuosavybė, žemės valda, paveldas, palikimas, valstybė. Tai yra ūkis. Ūkis. O dauguma iš mūsų galvoja apie jį kaip apie žemės ūkį. Apie kaip kauptukus, traktorius, kiaulės, karves. Nieko panašaus. Tai yra tik tai dalis, tai yra tik tai sritis, kuri apima tam tikras valdas. Žemės ūkis apima žemės iškasenų, visų tų žemės, kas auginama žemėje, turto sritį. O yra valstybinis ūkis. Valstybės ūkis. Kas yra valstybės ūkis? Viskas, kas priklauso valstybei, visos valdos. Visa, ką valstybė valdo, tai yra valstybės ūkis. Taip išsireiškiama. Taip pat ūkis yra namai. Namas. Ne tas namas, kuris stovi ant pamato, bet namai. O į jį eina daug kas. Ir namas, ir ūkinis pastatas, ir padargai, ir tarnai, prižiūrėtojai, darbuotojai, kas tik tai nori. Tai yra ūkis. Taip pat ir Dievas turi ūkį. Mes jau
žiūrėjom ir toliau žiūrim. Kaip jisai tą ūkį tvarko? Jis turi savo ūkivedžius, kurie jo ūkį prižiūri. Ir Mozė buvo ištikimas Dievo ūkyje, Dievo namuose. Sakiau, atsiverskim pradžios knygą, 39 skyrių. 39 skyrius. Ir Juozapas buvo nuvestas žemyn į Egiptą, ir egiptietis Potifaras, faraono pareigūnas, sargybos vadas, jį nupirko iš išmailitų rankų, kurie jį buvo ten nugabenę. O viešpats buvo su Juozapu. Ir jis buvo klestintis vyras, ir jis buvo savo šeimininko egiptiečio namuose. Ir jo šeimininkas matė, kad viešpats buvo su juo ir kad viešpats padarė, jog klestėtų jo rankose viskas, ką jis bedarė. Ir Juozapas rado malonę jo akise ir jam tarnavo Potifarui. Ir jis paskyrė jį savo namų prievaizdu. Prievaizdas. Čia tas pats žodis, kuris Naujajame testamente vartojamas kaip ūkvedys. Prievaizdas. Prievaizdas tas, kuris žiūri viską, prižiūri ūkį. Jis prižiūrėjo Potifaro ūkį. Visus jo namus. Ir Juozapas rado malonę jo akise ir jam tarnavo, ir jis paskyrė į savo namų prievaizdų, ir visą, ką jį turėjo, jis padavė į jo rankas. Ir įvyko, kad nuo to laiko, kai jis jį paskyrė prižiūrėtojų savo namuose, va matom prievaizdas, prižiūrėtojas, ir visko, ką jis turėjo, viešpats dėl Juozapo laimino egiptiečio namus. Ir viešpatės palaiminimas buvo ant visko, ką jis turėjo namuose ir ant lauko. O matom, viską, kas buvo jo namuose ir laukuose. Tuo metu žmonės agrariškai gyveno. Na, kaip ir dabar, nieks nepasikeitė. Duoną reikia užsiauginti, maistą reikia užsiauginti. Matom, Juozapas buvo viso Potifaro ūkio ūkvedys. Tai buvo jo ūkis, jo namai, jo turtas, jo nuosavybė. Ūkis, tai visas tas reikšmės apima. Taip sako lietuvių kalbos žodynas apie žodį ūkis. Atsiverskim Luko Evangeliją 16 skyrių. Luko Evangelija 16 skyrius. 16 skyrius. Ir jis taip pat tarė savo mokiniams, buvo vienas turtingas žmogus, kuris turėjo ūkvedį. Čia kaip Potifaro ir Juozapo atvejis. Ir tas buvo jam apskūstas, kad išeikvojo jo turtą. Ir jis pašaukė jį ir jam tarė, kas yra, kad girdžiu apie tave. Duok savo ūkvedystės ataskaitą, nes tu ilgiau nebegali būti ūkvedys. Jis buvo turtingas žmogus, turėjo dvarą didžiulį, turėjo žemės valdas, miškus, ariamus laukus, gyvulių bandas, kur buvo darbuotojų krūva, kurie turėjo nuiminėti derlių, pjauti, skersti tos gyvūnus, mėsą, apdoroti, ją parduoti, ką šeimininkui, ką parduoti, iš to pelnas, iš derliaus ten vynogės, alyvogės, kviečiai, rugiai, bulvės, arbūzai, viską, ką jūs norit. Ir iš to pelnas, iš to jis gyvena. Iš to jis perka, iš tų pinigų perka visus kitus dalykus. Tai yra jo ūkis. Visa tai, visas turtas, visi tarnautojai, žmonės, kurie dirbo tame ūkyje, visa tai yra jo ūkis. Ir tą ūkį prižiūri vienas ūkvedys. Šeimininkui nereikia jo prižiūrėti. Ūkvedys tai daro. Šeimininkas užsiėmęs kitais reikalais. Ūkvedys prižiūri tą ūkį. Kaip ir Juozapas prižiūrėjo Potifaro valdas. Atsiverskim laišką Romiečiams,
16 skyrių. Laiškas romiečiams 16 skyrius, 23 eilutė. Mano ir visos bažnyčios šeimininkas Gajus sveikina jūs. Jūs sveikina miesto prievaizdas Erastas ir brolis Kvartas. Tas žodis prievaizdas, čia tas pats graikiškas žodis, kuris išverstas kitur ūkvedys. Prievaizdas. Reikšmė, žodis kitoks, bet reikšmė ta pati. Prievaizdas daro tą patį, ką daro ūkvedys. Ūkvedys daro tą patį, ką daro prievaizdas. Jis buvo miesto prievaizdas, miesto ūkvedys. Tai žiūrėjo visą miestą. Kaip dabar mes turime miesto meras, taip tuo metu buvo miesto prievaizdas, ūkvedys. Ūkvedys valdo arba vieną ūkį, arba visą miestą, arba visą provinciją, arba visą šalį. Dabar pažiūrėkim Dievo žodžio kontekste, turiu omeny Dievo ūkio kontekste apie ūkvedžius. Čia mes matėm tuose žemiškose dalykuose, ar ne? Juozapas prižiūrėjo to feodalo visą ūkį. Luko Evangelijoje rašoma, kaip tas ūkvedys prižiūrėjo turtuolio turtą, visą tą miesto ūkvedys, miesto prievaizdas. Dabar pažiūrėkim, kaip Dievas savo ūkyje turi prievaizdus, turi ūkvedžius. Dievas turi ūkį, savo turtą, kurį išdalino savo ūkvedžiams. Kaip jau sakiau, priminsiu, Dievo ūkis ne tik tai žemė ir dangus, bet ir žemėje ir danguje esančios valdžios. Tai yra taip pat ūkis. Viskas, kas priklauso jo ūkiui. Žemė ir dangus ir visi jo gyventojai. Ir tame ūkyje turi vykti tam tikra tvarka. Ūkvedyba tam tikra. Tas ūkis turi būti vedamas tam tikra kryptimi. Ūkvedyba. Ir tame ūkyje ta ūkvedyba užsiima ūkvedžiai. Atsiverskim pirmą laišką Korintiečiams 4 skyrių. Pirmas Korintiečiams 4 skyrius. Tegul kiekvienas laiko mus kaip Kristaus tarnautojais ir Dievo paslapčių ūkvedžiais. Kas buvo Paulius rašo Korintiečiams, jis pamini Apolą. Aš sodinau, Apolas laistė. Sostenas paminėtas pačioj pradžioj. Paulius pašauktas būti Jėzaus Kristaus apaštalų per Dievo valią ir mūsų brolis Sostenas. Jie buvo kartu su Pauliumi Dievo paslapčių ūkvedžiais. Dievas patikėjo visą ūkį jų rankas. Kas yra Dievo ūkis, kurį Dievas patikėjo Pauliui, Apolui, Sostenui į jų rankas? Kokį ūkį patikėjo? 20 hektarų žemės? Ar ne? Ne. Kristaus kūno bažnyčia. Dievo ūkis yra Kristaus kūno bažnyčia. Visa valdžia, visos tos valdžios jam priklausančios dangaus vietose. Ir tas valdžias dangaus vietose turėjo vesti tam tikrą tvarką ūkvedžiai. Auginti tas valdžias. Jas tobulinti, kad jos būtų tinkamos dangaus vietoms. Pauliui ir kitiems buvo patikėta Kristaus kūno bažnyčia. Tai Dievo ūkis, tai Dievo namai.
Ir ką Paulius ir kiti, kaip jie vedė tą bažnyčią, ką jie grūdų atneždavo, liepdavo jiems laukuose dirbti, užauginti ten kviečius, užauginti vynogės, nuimti jų derlių, paskersti tas užaugintus galvijus, atnešti šeimininkui. Ne, čia tik tais analogiška situacija, kaip žemė, kad vyksta, kaip ūkvedžiai daro. Tik tai čia yra dvasiniai dalykai. Paulius maitino dvasiniu maistu. Paulius įdegė į bažnyčią, augino bažnyčią dvasiniu maistu, statydino dvasinėme tame lygmenyje vidinį žmogų. Atsiverskim laišką Efeziečiams 3 skyrių. Laiškas Efeziečiams 3 skyrius. Ką Paulius kaip ūkvedys darė? Kokia jo ūkvedyba buvo? Koks jo buvo kaip ūkvedžio darbas Dievo namuose, Kristaus kūno bažnyčioje. Laiškas Efeziečiams 3 skyrius. Kokios jo pareigos buvo? Žinom, jis keliavo po bažnyčias. Žinom, jis ėjo į miestus, skelbė evangeliją ir taip įsisteigė bažnyčios. Žmonės įtikėjo ir atsirado bažnyčios. Jis ką toliau ėjo ir statydino jas. Paskyrė jose vyresniuosius. Paskui ėjo kitus miestus. Kad jos jau savarankiškai turėtų savų ūkvedžių, kurie vietoje rūpintųsi tomis bažnyčiomis. Suprantamas procesas, ar ne? Laiškas Efeziečiams 3 skyrius, 9 eilutė. 8, atsiprašau. Man mažesniam už mažiausiai iš visų šventųjų yra duota ši malonė, kad tarp pagonių skelbčiau neištariamus Kristaus turtus. Paulius perdavė mums Kristaus turtus. Visą ūkį. Viso ūkio turtus. Visą tą ūkio, kaip sakyti, vertę perdavė mums. Kuo tas ūkis vertingas? Kokie to ūkio yra rezervai? Kuo jis vertinamas, ar ne? Nu, kaip būna, žinot, verslininkas turi verslą ir kaip tą verslą įvertinti ten 5 milijonai $. Kaip įvertinti Kristaus kūno bažnyčios turtus? Kas jie yra, visas tas ūkis, kuo jis vertas, kokie turtai jame yra. Kristaus turtai. Beribiai Kristaus turtai. Ir tuos beribius Kristaus turtus Paulius perdavė bažnyčiai, Dievo namams. Jo pareiga buvo tokia, to ūkvedžio. Ūkvedys turi būti ištikimas, kaip Paulius rašo. Laiškas Kolosiečiams 1 skyrius. 1 skyrius, 28 eilutė. Kurį mes skelbėme Kristų, perspėdami kiekvieną žmogų ir mokydami kiekvieną žmogų visai išmintimi, kad pristatytume kiekvieną žmogų tobulą Kristuje Jėzuje. Šitoks buvo Pauliaus kaip ūkvedžio darbas. Jo ūkvedystės pareigos tokios buvo. Pristatyti kiekvieną tobulą Kristuje. Tais turtais jį pamaitinti. Apdalinti jį tais turtais, kuriuos jisai skelbė tarp pagonių. Toks jo kaip ūkvedžio darbas buvo. Dievo ūkyje. Mes esam Dievo ūkis. Dievo namai. Atsiverskim 1 laišką Timotiejui 3 skyrių. Kaip Dievas mus vadina.
1 Timotiejui 3 skyrius. 15 eilutė. Bet jei ilgai užtruksiu, kad žinotum, kaip tu turi elgtis Dievo namuose, kurie yra gyvojo Dievo bažnyčia, tiesos stulpas ir pagrindas. Mes esam Dievo namai. Dievas turi namus. Tie namai esame mes. Mes esame jo turtas, jo ūkis. Jis turi savo ūkį, savo namus. Tie namai esame mes. Dievas gyvena tuose namuose. Ar nežinote, kad jūsų kūnai yra namai šventosios dvasios gyvendančios jumise? Paulius rašo. Dievas gyvena mumise, savo namuose. Ir tai yra jo ūkis, nes jis turi to ūkio ūkvedžius. Paulius sako, mes esam ūkvedžiai. Mes daliname neištariamus Kristaus turtus. Daroma kiekvieną tobulą Kristuje Jėzuje. Šitoks mūsų darbas. Atsiverskim Luko Evangeliją. Prieš tai dar laišką Titui, paskui pažiūrėsime Luką ir pažiūrėsim 1 Petro laišką. Titas, 1 skyrius. Titas, 1 skyrius. 7 eilutė. Nes vyskupas turi būti nepeiktinas kaip Dievo ūkvedys. Ūkvedys. Čia tas pats žodis, graikiškas žodis, iš kurio yra ūkvedyba. Ūkvedys. Graikiškas žodis ūkvedys, namų tvarkytojas, namų prižiūrėtojas. O kas ūkvedys yra, jei ne namų prižiūrėtojas? Ūkvedys ir yra namų prižiūrėtojas. Tokia ir yra graikiško žodžio reikšmė. Lietuviškas žodis ūkvedys yra tiesioginis graikiško žodžio atitikmuo. Ūkvedys. Mes neturime žodžio namvedys kaip graikai. Pas graikus būtų taip skambėtų namvedys. Bet mūsų kitoks žodynas. Mes sakom ūkvedys. Ne namvedys, o ūkvedys. Graikai turi namvedžius. Pas juos yra namvedystė. Pas mus yra ūkvedystė. Esmė ta pati. Reikšmė ta pati. Identiška. Mes esam ūkvedžiai, nes vyskupas turi būti nepeiktinas kaip Dievo ūkvedys. Ne tik Paulius buvo ūkvedys, bet ir visi, kuriuos Paulius paskyrė būti vyresniaisiais bažnyčiose, vietinėse bažnyčiose, tose visose miestuose. Jie buvo ūkvedžiai, prižiūrėjo Dievo namus. Tuose namuose vedė atitinkamą tvarką pagal ūkvedystę, pagal Dievo nustatytą ūkvedybą, kaip ji turi būti, kokia ji turi būti. Turi būti skelbiami, neištiriami Kristaus turtai. Turi būti, kiekvienas šventasis turi būti daromas tobulu Kristuje Jėzuje. Šitoks ūkvedžio darbas. Izraelyje irgi ūkvedžiai yra. Visi tie, kurie rūpinasi Izraelio tauta. Jie pavadinti Dievo kaimenė. Dievo kaimenės avis. Dievo namai, kaip ir mes, Dievo namai. Ir tuose namuose yra ūkvedžiai. Jėzus sakė Petrui, Petrai, ar myli mane? Petras sako, myliu tave. Tu žinai viešpatį. Maitink mano avis. Rūpinkis mano avimis.
mano turtu, mano ūkiu. Būk to turto prižiūrėtoju, ūkvedžiu. Atsiverskim Luko Evangeliją, 12 skyrių. Ir paskui 1 Petro laišką ir pabaigsim. Luko Evangelija, 1 skyrius, 12 skyrius. Čia Jėzus kalba apie savo išėjimą, kai jis išeis ir paskirs savo tarnams prižiūrėti tautą. 12 skyrius, 40 eilutė. Todėl ir jūs būkite pasiruošę, nes žmogaus sūnus ateina tą valandą, kuomet jūs nematote. Tada Petras jam tarė, viešpatie, ar mums kalbi šitą palyginimą, ar visiems? Ir viešpats tarė, kas tada yra tas ištikimas ir išmintingas ūkvedys, kurį jo viešpats paskirs savo namiškių valdovu. Ūkvedys prižiūri namus, namiškius, namvedybą, ūkvedybą. Duoti jiems skirtų laikų jų maisto dalį. Palaimintas tas tarnas, kurį atėjęs jo viešpats ras taip darantį. Iš tiesų sakau jums, kad jis paskirs jį valdovu visko, ką jis turi. Viešpats Jėzus Kristus išėjo ir paliko apaštalams prižiūrėti savo namus. Savo ūkį. Savo ūkvedžius paliko prižiūrėti savo namus, savo ūkį. Ir jie turėjo išdalinti visiems, kiek kiekvienam reikia, visiems namiškiams maistą. Kokiu maistu jie maitino? Apaštalai kokiu maistu maitino Izraelio tautos namiškius? Dvasiniu maistu. Ir matom, kaip viešpats kalba apie ūkvedžius, kurie prižiūri ūkį, namus. Maitina juos dvasiniu maistu. Jis čia kalba apie tą ūkį, kuris yra matomas, nes čia palyginimas. Rūpintis savo namiškiais. Bet ką iš tikrųjų darys tie apaštalai ir kiti Izraelio tikintieji 7 metų laikotarpiu, kai lauks viešpatės ateinančio? Kokiu maistu jie maitins tuos savo namiškius kaip ūkvedžiai? Dvasiniu maistu. Jie skelbs karalystės evangeliją. Atsiverskim 2 Petro laišką. 1 Petro laišką. 1 Petro laiškas, 4 skyrius. 1 Petro laiškas, 4 skyrius. 10 eilutė. Nuo 9. Būkite vienas kitam svetingi be pagiežos. Kaip kiekvienas gavo dovaną, taip tą pačią tarnaukite vienas kitam. Kaip geri visokiojopos Dievo malonės ūkvedžiai. Dievo malonę patarnaukite. Jūsų ūkvedybos tikslas patarnauti tą Dievo malonę, jums duota Dievo malonė. Toks tikslas, toks jūsų darbas. Šitaip turite maitinti savo namiškius, tokiu maistu. Ištikimas, kaip ten sako, palaimintas tas tarnas, kurį viešpats ras sugrįžęs taip jį darant. Sakau jums, jis tada jį pasisodins, apdalins jį visais savo turtais, duos jam viską, ką jis turi. Tam ūkvedžiui, ištikimam, kuris maitina savo namiškius. Taip, dabar pabaigai pažiūrėkim 3 eilutes, 4, kur, užteks keletą, kur kalbama apie ūkvedybą. Ką tas ūkvedys daro? Tas ūkvedys, kuris užsiėmęs namiškių priežiūrą, namų priežiūrą,
Dievo namuose, Dievo ūkyje, kuris užsiima tą ūkvedybą, užsiima tų Dievo namiškių auginimu. Mūsų atveju augina Kristaus kūną, daro kiekvieną šventąjį tobulų Kristuje Jėzuje. Jų darbas yra ūkvedyba. Tų ūkvedžių, tų, kurie rūpinasi Dievo namais, Kristaus kūno bažnyčia. 1 Korintiečiams 9 skyrius 17 eilutė. Nes jei tai darau noriai, turiu atlygį, bet jei prieš savo valią, tai man yra patikėtas Evangelijos išdalymas čia dabar yra, bet kai išeis kitas leidimas bus, tai man yra patikėta Evangelijos ūkvedyba. Ūkvedyba. Pagrindinė. Kokia ūkvedyba? Skelbti Evangeliją. Ką ūkvedys turi daryti, kokią tvarką vesti, kokią ūkvedybą turi užsiimti Dievo namuose, Dievo ūkyje? Skelbti Evangeliją. Evangelijoje yra išdėstyta Dievo ūkvedyba. Kaip reikia vesti tą ūkį, kaip reikia prižiūrėti Dievo namus, prižiūrėti Dievo ūkį. Dievo ūkį, kuris esame mes, Kristaus kūnas, Kristaus kūno bažnyčia. Laiškas Efeziečiams, 3 skyrius. Dėl šios priežasties aš, Paulius, Jėzaus Kristaus kalinys, dėl jūsų pagonių, jei girdėjote apie Dievo malonės ūkvedybą, kuri duota man dėl jūsų. Dievo malonės ūkvedyba. Kokią tvarką reikia vesti Kristaus kūno bažnyčioje? Dievo malonė. Dievo malonės tvarka. Paulius rašo, jūs esate ne įstatymo, bet malonės valdžioje. Malonės valdžia dabar yra. Malonės ūkvedyba turi būti vedama Dievo ūkyje. Kristaus kūno bažnyčios namuose, Kristaus kūno bažnyčios ūkyje. Kuris yra Dievo ūkis? Kristaus kūno bažnyčia priklauso jam. Mes esam tie namai, tas ūkis jam priklausantis. Laiškas Kolosiečiams 1 skyrius. Dvidešimt 25 eilutė. Čia kalba apie bažnyčią, kurios tarnautojų tapau pagal Dievo išdavimą, pagal Dievo bus ūkvedyba. Pagal Dievo ūkvedys. Aš tarnautojas, pagal Dievo tarnautojas. Kas tas ūkvedys? Paulius rašo. Mes kaip Dievo ūkvedžiai. Dievo paslapčių. Kaip ten jis rašo? Na, iš ūkvedžių. Tuoj paskaitysi. Tegul kiekvienas laiko mus kaip Kristaus tarnautojais ir Dievo paslapčių ūkvedžiais. Bet to iš ūkvedžių yra reikalaujama, kad kiekvienas rastųsi ištikimas. Kristaus tarnautojai Dievo paslapčių ūkvedžiai. Pauliui buvo pasitikėtas. Paulius rašo, dabar grįžkim į Kolosiečiams 1 skyrių, 25 eilutė, kurios tarnautojų tapau pagal Dievo išdavimą, ūkvedybą. Tarnautojas. Tos bažnyčios, tų namų tarnautojas, tai yra ūkvedys. Mes Dievo Kristaus tarnautojai ir Dievo paslapčių ūkvedžiai, Paulius sako. Kurios tarnautojų tapau pagal Dievo išdalijimo, Dievo ūkvedybą, kuri man yra duota dėl jūsų. Kaip Pauliui patikėta tam tikra ūkvedyba, kaip reikia vesti tą ūkį, kaip reikia prižiūrėti tuos Dievo namus. Kokia tvarka turi būti tuose Dievo namuose.
Paulius buvo įpareigotas, į jo rankas buvo įteiktos taisyklės, kaip tuose namuose reikia elgtis, kaip ūkvedys, kokią ūkvedybą turi vest. Tai ta žodis ūkvedys yra raštas, nes mes skaitom rašte. Ir ūkvedyba tai yra raštas. Tiesiog yra išverstas čia kitokiu žodžiu, bet graikiškas žodis yra ūkvedyba. Jeigu pasakyti pažodžiui, graikiškas žodis yra namvedyba. Namvedyba. Kaip prižiūrėtų tos namus, namų prižiūrėtas. Visų namuose vykstančių reikalų prižiūrėtas, kuris veda visus tos reikalus, tvarko. Namvedys. Lietuviškai nepasakysi namvedys, turi pasakyti ūkvedys. Ir nepasakysi namvedybą, pasakysi ūkvedyba.